ir aš pagalvojau, ar mes turime valstybę ar ne. Man pirmą kartą šis abejojimas buvo, kai išgirdau pedofilijos bylą. Ar mes turime valstybę? Tada paklausiau taip pat mitinge. Šiandien kur nepaimk, teisėsauga problema, didžiulė problema, absoliučiai. Masę galima išvardinti rezonansinių bylų, kurios nejuda, ne tik kedžio dukrelės. Jau čia išvisdasi varėm nežinia iki kol, kad vaikai net neapsaugoti pas mus. O toliau paimkim pensininkus, paimkim visą ekonominę situaciją. Taigi ne vien krizės problemos ir ne vien tik tai pensininkų sąskaitais reikia spręsti. Masė yra problemų ir būdų ir mes paruošę esam programą, ką galima daryti. Ir mes nenorime nueiti vien tik patys į valdžią, bet mes norim, kad žmonės į valdžią deleguotų to žmonės, kurie ten gali dirbti, o ne vogti. Ir mes turim modelį, turim programą ir mes galvom, kad po mėnesio darysim savo suvažiavimą. Ir noriu, kad į valdžią ateitų jauni žmonės, nesusitepę ir padėti jiem. Vat ko aš noriu. Mes savo žmonės deleguosim į valdžią, bet mes kaip organizacija, jeigu jinai taps masinė, išliksime. Ir mes pirmiausia, ką padarysim, ko nepadarė Sąjūdis, tai kad likti kaip organizacija ir panaikinsim visas privilegijas, kurios šiandien Lietuvoje išbujojo baisiausia. O Sąjūdis, kuris ant vieno lozungo, panaikinsim sovietinės privilegijas, aš gerai atsimenu. Deja, jos nepanaikinto, šiandien masė yra privilegijų. Ir dar, tarp kitko, noriu pasakyti, 90 metais tiek nevogė, kiek vagia dabar. Pasisakome už, kad būtų pravestas operatyviai referendumas dėl rinkimų sistemos. Seniūnus rinkti, merus rinkti, savivaldybių tarybas, kur bus rinkimai, kad būtų renkami vienmandatiniai, Seimas, kad būtų renkamas tik vienmandatiniais, jokio partinių sąrašų, gana tų partinių grupuočių, partijų mes neturim, turim tik partinės grupuotės. Taip pat teisėsaugoje turime įvesti ypatingo prokuroro pareigybę, jam pavesti ištirti ne tik rezonansinės bylas, bet reikia kelti bylas už Leo.lt, už Williamsus, už Lietuvos kuro privatizavimus, tai yra už tą, kas yra pavogta, už kyšininkavimus, už spec tarnybų nedarbą, kurie blogai dirba arba kurie dangsto. Turim pasiūlymą, kad norint sugauti kontrabandą, pareigūnam būtų skiriama nuo sugautos sumos 10% ir už kyšininkavimą taip pat. Pamatysit, kiek milijardų atsiras Lietuvos biudžete. Taip kad plus mums reikia tvarkyti ir mūsų biurokratų armiją. Ne tik aš kalbu apie ministerijas, 65 000 biurokratijos yra, panaikinkim tik tai 10%, mes sutaupysim kelis milijardus. Taip jau ką mes kalbame, o pas mus mūsų valdžia sako visi solidariai. Atsiprašau, ne Duotekana, ne Rubikonas, ne visos Maksimos nesolidariai elgesi. Pas mus yra monopolistai, reikia uždrausti monopoliam įmonėm turėti tarpininkus, reikia uždrausti tarpininkus valstybiniuose pirkimuose. Ir iš vis mūsų ateities forumas savo programų išsiūlys mišrų ekonomikos modelį. Privati nuosavybė ir valstybinė. Stambus biznis, stambus verslas turi būti valstybės. Vis šilumos ūkiai, vandenys, geležinkeliai, kad nebūtų tą, ką dabar nori daryti liberalai arba neoliberalai, kurie sukėlė pasaulinę krizę. Ar reikia Lietuvai 20 elektros energijos tarpininkų, kurie šiandien susikūrė? Ar reikia dujų tarpininkų? Patikėkite žmonės, šiandieną masė pinigų yra išplaunama ir išplaunama 100 milijonų milijardais litų. Aš kalbu kaip ekonomistas, kaip ekonomikos mokslų daktaras. Ir mes esam ginčinėsi, kas yra svarbiau, teisėsauga ir ekonomika. Kaune po mitingo, bet aš pasakiau, kad svarbu viskas, nes valstybėje viskas yra susipynę.